Tarptautinės studentų dienos proga dovana studentams naujas Kauno kolegijos elektroninis leidinys Dictum Factum. Leidinio starto dieną studentai priėmė iššūkį. Pažiūrėkime, koks tai iššūkis ir kaip sekėsi studentams. Iššūkį priėmę studentai dalyvavo 3 užduotyse. Pirmoji, kuo daugiau žodžių parašyti kompiuteriu. Antroji, kuo daugiau žodžių parašyti ant popieriaus lapų. Ir trečioji, vėlgi kuo daugiau žodžių, tik jau nerašyti, o pasakyti greitą kalbę. Kokie tie žodžiai? Tai naujojo leidinio pavadinimas Dictum Factum. Na ir kiekviena užduotis turėjo būti įvykdyta per 1 minutę. Sveikiname greičiausiai Gretą Jankauskaitę, Dovilę Paulauskaitę ir Orlandą Blaževičių.